Nu va, atvažiavom su Maja, viską. Dviratis ištrauktas, dar ne iki galo paruoštas, bet padangas dar reikės papumpuoti. Ir štai visi dropsai. Nu, sveiki dropsai. Sveiki. Dėdų fanai sakė padaryti. Taip, dėdų fanai čia. Dėsim į šitos OnlyFansus šitiem senior. Taip. Nu, kaip Jonai širdies ritmas? 103 kol kas. 103. Neblogai. Labai gerai. Neblogai. Tvarkoj, važiuojam. Laimas gal reikia išsijungti, kad nemaišyti, nes nebus kur iš jų. Gal ir tu teisus. Taip. Gerai, važiuosim apžiūrėti biškį trasos. Sveikas, Vasilenka. Aš galvoju dėl slėgio, žinai, ką daryt. Dėl tu dar nepersijungęs. Spėsiu, tuoj. O tai ką? Dar už valandos su viršum startas. Labas. Gerą kelią. Dėkui, dėkui. Labas. Jau. Nu, pasiruošęs? Pasiruošęs. Gudis. Kiek galiu būti pasiruošęs? Gerai, mes varom apžiūrėti trasytas. Gerai. Nu. Ne, šiek tiek. Wow, dar šitas nematyta, naujovė kažkokia, inovacijos čia. Inovacijos. Nu, nauja bliuskė. Nu va, sako, bus paradas. Judam Druskininkuose. Pagaliau išvažiuoja iš tebeliniai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, opa! Tai starte su dropsais bandėm užsiimti nuo pat pradžių priekyje vietas, kas visai sėkmingai pavyko. Čia pradžioj asfaltu važiuojam už pirmųjų nugarų. Tai ten viskas kaip ir gerai, nes žinojom, kad už poros kilometrų už Snow Arenos pirmas nusukimas į gravelį turėjo būti smėliuota įkalnė. Ir tenais didelė tikimybė, kas ir po to matėsi, kad nutiko, buvo prarasti pozicijas, kai kažkas sustoja. Tai tuoj privažiuosim tą vietą ir ten visai sėkmingai pavyko pravažiuoti. Dar varžybos realiai neprasidėjo, šiandien vyksta neutralizacija, priekyje važiuoja motociklas, mes paskui jį gražiai užsiminėjom pozicijas ir tik tai štai čia pasukus už Snow Arenos į kairę, visi lipam nuo bordiūro, po kelių sekundžių motociklas nuvažiuoja, prasideda realios lenktynės.
maitinimąsi, tai ant nugaros visgi užsidėjau kuprinėlę su tiesiog vandeniu, turėjau 1,5 litro vandens, ant dviračio 0,7 gertuvę su cukrum ir druska, o dar pasiėmiau 2 juodus geliukus su daugiau cukraus, tada porą paprastų su elektrolitais ir šiaip, man atrodo, 3 geliukus suvalgiau per varžybas. Na va, ir čia artėjam link pirmo nusukimo į žvyrkelį. Važiuosim link Mizarų kaimelio. Tai čia kaip tik šitoj vietoj užsiminėjau poziciją, kad kuo labiau priekyje įvažiuoti į žvyrkelį. Posūkis, kurio visi laukiam, čia matom tą MTBšniką, kuris labai gerai po to nuo mūsų nurūko, užėmė 1 vietą, o čia gražiai dropsai Tomas ir Laurynas ir aš esam tam pirmam 5-6 ir pradedam kapoti į pirmąjį kalną, kurio viršuje smėliukas. Visi po to pasitarėm, kad tas kalnas neužtruko, tai dėl Tomas su Lauriu į priekį nubėgo šiek tiek greičiau, tai šiek tiek užtruko juos prisivyti, bet ne per toli jie buvo, tai gražiai susiformavo pirma grupelė ir pradžiai pirmus gal 11 kilometrų gražiai važiavom kartu. Padangas į priekį pučiau
2-1 maždaug, gale gal 2-2-3, kažkaip gal šiek tiek apsidraudimui nuo akmenų, bet dabar galvojant atgal, tai galima buvo gerokai minkštesnėm padangom važiuoti, 44-45 mm padangos, tai būtų užtekę. Atvažiavo ir patrukdyti mums organizatorių Volvo. Filmavo laivus, turbūt storius dėjo, tai dulkių buvo dar daugiau nei įprastai. Čia besikeisdami sukom ratus, linksmas buvo gabaliukas. Nufilmuotos tos vietos, bet aplink 12 km atėjo vienas iš pirmų šlykštesnių smėlio ruožų, ilgesnis. Ir jame važiavau, bet neišsilaikiau ir sustojau. Tai Tomas ten nušoko ant žolės, nuvažiavo žolę, o aš kol išsikapanojau ant žolės, visa grupė nuvažiavo. Tai nuo to momento ir pradėjau jau vytis, bet nelabai sėkmingai juos. Realiai buvo vienintelis šansas, tai yra palaukti antros grupės ir sėsti, važiuoti kartu su jais. Nu va, pamečiau Tomą su pirma grupė. Jaučiu, kad nedasilysiu, nes vėjas kapoja. Vėjas buvo vakarų, tai pirmoji varžybų pusėje pūtė į nosį, pakankamai stipriai, ten apie 5-6 metrus per sekundę su užpūtimais iki 12-15 metrų. Tai kartais visai sunku buvo, o po to kitoj varžybų pusėje gale jau didžioji dalis buvo pavėjui, ir tas iš tikrųjų padėjo kažkaip maloniau grįžti į finišą. Čia praradęs viltį jau galvojau, pavalgysiu, nusiraminsiu, minsiu savo tempu, galvosiu, ką veikti toliau. Tik tai sukimšau geliuką į burną, įsidėjau šiukšlės ir kaip tik tuo momentu pasivijo kita grupė su Laurynu. Tai labai nudžiugau, kad buvau ir pavalgęs, ir toks ne visiškai demotyvuotas, tai iš karto gražiai pradėjom dirbti kartu.
priėjom Kapčiamiesčio ir tenais, kadangi švogeris turi sodybą, tai žinau šitos keliukus. Visi tokie, nors iš vienos pusės faini miško keliukai, bet tikrai smėlėti. Tai buvo tokių linksmesnių, greitesnių vietų, kur iš tikrųjų tas smėlio sluoksnis nelabai trukdė, bet buvo ir tikrai vietų, kur reikėjo pavargti, bet tokios varžybos. Pakeliui vis po vieną surinkinėjom 130 distancijos galiuką. Apie vidurį maršruto netikėtai iš kairės privažiuoja Gabrielius Blažys, naujas dropsas. Pasirodo, buvo įstrigęs smėlyje, sustojęs ir ilgą laiką mus vijosi. Kurį laiką pavažiavom su juo. Būna, kad žmonės iš galo privažiuoja ir paklausia, kodėl taip lėtai važiuojam. Visokių žmonių būna. Ilgą kelią su Laurynu dviese važiavom priekyje, pasikeisdami, kadangi jau vėjas pūtė į nugarą, daug linksmiau pasidarė, šitas gravelis vis labiau riedėjo, nors po to buvo ir smėlio gabaliukų, bet tikrai buvo daug linksmiau.
Atsargiai. Tai kairę. Mėlė, 46 kilometras. Nestojam, bet labai dėkui organizatoriam už buteliuką vandens. Greitai pageriam, spaudžiam toliau. Ką darai, nu? Nu. Tas pats herojus, kur klausia, kodėl lėtai važiuojam, vos nenuvertė iš greičio kažkodėl, atsitrenkė man į alkūnę, gerai išsilaikiau, bet nežinau, nepatiko. Nu, išplūkti simukai tave. Dirbam. Paskutinį trečdalį jau dirbome didesniai grupiai pasikeisdami, nu ir visi judėjom link finišo. Jėgos turbūt jau seko, tai finišo sprintui pritrūko ir teko prasileisti keletą kolegų į priekį.
Likus keliam kilometram iki finišo, Laurynas pagavo smėlį, šiek tiek sustojo ir atsikabino nuo mūsų grupės. Tai atvažiavau iš dropsų vienas su 5-6 žmonių grupe, kadangi kojose jau nebuvo, tai sprintavau tiek, kiek galėjau ir, kaip matysim, praleidau 3 žmonės priekyje ir vienas pačiam finiše sugebėjo aplenkti pusę rato. Toksai, tai tas druska gravel. Ačiū labai organizatoriam, rezultatai džiugina. Tomas 5, aš atvažiavau 10, praleidęs visą grupę priekyje. Laurynas 14, o Gabrielius 16. Tai 4 dropsai 80 km 20-tuke. Dar kartelį ačiū labai organizatorių komandai, puikus renginys, kartokit, o jūs sekite dropsus Instagrame, jungitės Stravoj prie mūsų social raidų. Pasimatysim ant gravelio. Iki.